Sveiki visi! Šiandien papasakosiu Jums apie saulės elektrinę, kurią mes sumontavome ant namo su plokščiu stogu. Ir iškart noriu pasakyti, jeigu kažkas rašys ten į komentarus dėl mano šalmo, mano apraišų ir viso kita, tai kaip matote, va čia 2 metrai, 2 metrai, 2 metrai, stoviu per stogo centrą, todėl man čia niekas negrėsia. O užlipau aš čia savaime aišku, kad su šalmu, su apraišais, aš jas nuėmiau, ten sudėjau, bet jums jų nerodysiu. Taip, taigi tai standartinė saulės elektrinė, sumontuota ant specialios balastinės konstrukcijos. Balastinė konstrukcija čia tokia konstrukcija, kuri susirinka ant jos. Pasideda saulės panelė, o iš apačios dedasi balastas. Kaip taisyklė, tas balastas dažniausiai būna kokios nors trinkelės. Didžioji dalis saulės elektrinių, kurios sumontuotos ant plokščio stogo, tiesiog eina paprastos trinkelės. Kadangi mūsų aikštelės čia buvo 30x20, standartinė plytelė eina 20x20, tai mes nusprendėm pasiimti paprastas trinkelės, kurios eina 10x20 ir mes sudėjom ant pado 3 vienetus vietoj, 1 vieneto didesnės trinkelės. Draugai, manau žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant saulės elektrinių ir įkrovimo stotelių montavimą. Taip pat mes darome namų elektros projektus. Bet be elektros darbų ir projektų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo karūnos, mūrų ir monolitai. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės ir viršytampio ribotuvus. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą. Jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Užsukite būtinai. Pačią konstrukciją mes pasirinkome Bax gamintoją. Mes ją pasirinkome Bax gamintoją, todėl kad tiesiog buvo greičiausias tiekimas ir mūsų tiekėjai tą konstrukciją turėjo vietai. Nereikėjo laukti kažko ten stipriai sukti savo galvą. Ta konstrukcija yra truputį brangesnė negu kokie nors analogai, bet pakankamai patogiai susirinka, greitai susirinka ir tokia kaip konstruktorius visai. Tai visus laidus ant stogo vedėme su juoda gofra. Laidai buvo naudojom 2 stringus, ant šitos pusės vieną stringą ir ant šitos pusės vieną stringą. Taip, pas mus gavosi 2 stringai po 12 modulių. Iš viso ant stogo sumontuota 24 moduliai. Kiekvienas modulis 425 vato. Moduliai Trina Solar. Kodėl mes pasirinkom Trina Solar? Geras klausimas. Tiesiog jau ne vieną tokį sumontavom, kaip ir nėra su jo jokių problemų. Kažkaip visą laiką, kaip pripranti prie kažko vieno, tai tą ir montuoji. Kalbant apie patį stogą, tai kaip matote, pas mane už nugaros stovi vienas kaminėlis. Ir tokių kaminėlių ant šito stogo konkrečiai yra 4 ir šitie kaminėliai dar išbarstyti per visą stogą. Tai prasme, jisai yra čia ir čia. Tai jeigu kažkas planuoja statytis namą ir planuoja savo lygų stogą, plokščią stogą ir nori ateityje montuoti saulės elektrinę, tai tokiu atveju siūlyčiau tikrai atkreipti į tai dėmesį ir kaminėlius kažkaip, nežinau, daryti vienoj vietoj, kad nebūtų taip, kad paskui tie kaminėliai trukdys montuoti saulės elektrinę. Nes realiai, jeigu ne šitie kaminėliai, mes ant šito stogo galėtumėm sumontuoti dar daugiau kilovatų, bet kadangi yra kaminėliai, tai šitie kaminėliai jie meta šešėlį. Ir ko žemiau saulė, jau dabar pas mus lapkričio vidurys, tai saulė eina labai žemai ir gaunasi, kad šitie kaminėliai gali mesti šešėlį. Aišku, mes atitraukėm jos maksimaliai nuo saulės panelių ir jie to šešėlio greičiausiai nemes. Bet mes turėjom atitraukti, nes vietoj šitų kaminėlių mes realiai galėjom įdėti dar vieną eilę saulės modulių
iš vienos pusės ir dar vieną eilę saulės modulių iš kitos pusės. Tokiu atveju mes galėtumėm laimėti dar 1 kW saulės energijos. Savaime aišku, kad kartu su DC kabeliais mes ir pravedėm žeminimo kabelį ir visą savo panelės mes prijungėme prie žeminimo. Atskiro įžeminimo saulės elektriniai mes nedarėme. Parašykite į komentarus, ar reikėjo tą daryti. Jeigu reikėjo, tai būtinai padarys. Pačius kabelius, kad jie nesiblaškytų nuo vėjo ir dar nuo kažkokių reiškinių, mes juos irgi prikabinome prie trinkelės. Taip pat kabeliui čia nebuvo paruošta jokios vietos, todėl mums reikėjo iš vidaus prasigręžti skylę, kad pereiti į lauką ir per fasadą pakėlėm jau kabelių su gofra iki stogo. Toks variantas, jisai pats toksai dažniausiai naudojamas, bet šitas variantas man asmeniškai jisai nėra gražus, nėra kažkoks įdomus. Ta prasme, pas jūs ant fasado tiesiog atsiranda kažkoks juodas vamzdis. Ir beje, kito vamzdžio jūs naudoti negalite. Tarkim, jūsų fasadas yra pilkas ir jūs, kad nesimatytų jūsų gofros, dedate pilką gofrą, tai šita gofra jinai neatspari ultravioletiniams spinduliams ir automatiškai gaunasi, kad jūsų ta gofra per metus kokius subirės ir vaizdas bus dar blogesnis, negu pas jūs eina juoda gofra. Kitas dalykas, aišku, bet čia jau pagal kliento norą, jeigu pats norės, tai gali nudažyti šitą gofrą su paprastais kažkokiais dažais. Bet toks variantas irgi nepasakyčiau, kad jisai labai kažkoks tobulas. Todėl, jeigu jūs planuojate statyti namą arba statotės namą, tai visą laiką verta prasivesti iš karto arba tuščią 32-40 diametro gofrą į stogą, arba tiesiog iš karto prasivesti laidus, nes saulės elektrinės pas mus atkeliauja vis dažniau ir dažniau, vis daugiau namų ūkių montuojasi savo saulės elektrinės ir automatiškai gaunasi, kad tą daiktą geriau pasidaryti, o ne taip, kad paskui pas jūs modernus namas, viskas pas jūs gražu, fasadas labai geras, gražus, o paskui per tą fasadą eina kažkokia baisi gofra. Taip pat rekomenduočiau visą laiką prasivesti iškart arba kabelį, arba tuščią gofrą elektromobilį įkrovimo stotelį, nes kaip rodo praktika, šitas reiškinys kaip įkrovimo stotelė, tai vis dažniau ir dažniau ateina irgi į paprastų namų ūkį. Tai dėl pačio kabelio vedimo dar šitoj vietoj mums pasisekė, nes pas klientą yra sumontuotos Armstrong klubus jo katiliniai. Tai visi laidai pasislėpė po Armstrong klubom ir jau viduj tas vaizdas nebuvo sugadintas. Kitas dalykas, kad prie inverterio jau reikėjo nusileisti su kanalu ir vesti laidus jau paviršutiniu būdu su kanalu. Bet kanalas ten praėjo kamputė, pasislėpė ir šiaip su to kaip ir viskas gerai. Todėl, didelės problemos čia aš nematau. Bet jeigu būtų iš karto pravesti visi kabeliai, tai tiesiog reikėtų pasikabinti inverterį ir pamiršti apie jį visiems laikam. Patį inverterį mes naudojam šaltą. O taip negražu. Gerai, svarbiausia, kad būtų gražu, sveikata tiek to. Patį inverterį mes naudojam Sungrow, populiariausias turbūt Lietuvoje. Pakankamai nedidelė kaina, lengvai konfigūruojamas, lengvai integruojamas, inverterį naudojam paprastą. Iš pradžių siūlėm klientui, galbūt norėtų inverterio hibridinio, kad jeigu ateityje kažkada norės pasijungti dar kažkokias baterijas ar dar kažkas tokio, bet pasiskaičiavo klientas, kad dabar investuoti papildomai apie 1000 eurų dėl to, kad ateityje galbūt kažkada reikės pasijungti arba galbūt ir nereikės pasijungti baterijų, tai nusprendė nemontuoti hibridinio, o montuoti paprastą. Taip sutaupė maždaug apie 1000 eurų. Bet ateityje, jeigu norės pasidaryti hibridinę sistemą, tai yra sumontuoti kokius nors akumuliatorius kaip rezervinį maitinimo šaltinį, tai tokiu atveju jam jau reikės ir keisti inverterį. Kaip visada, pinigus turim dabar, norim naudotis jais dabar ir kažką pirkti, ko galbūt nesinaudosim arba naudosimės labai kažkada nearti, tai pinigų dėti nenorim.
geras čia sprendimas ar negeras, tikėti, nes čia šiaip išvis buvo mūsų pasiūlymas, nes mes turim žmogui pasakyti, kad tokia galimybė gali atsirasti. Tai mes pasiūlėm, jisai pasakė nereikia. Nereikia. Labai gerai, kad nereikia. Tai va štai toks darbelis, prenumeruokite mūsų kanalą, dėkite laikus, rašykite savo klausimus į komentarus, nes tikėtina galbūt ne viską papasakojau. Tai jeigu kyla kažkokių jums klausimų, tai būtinai rašykite komentarus. Viso gero, iki sekančio video.